augdami mes perimam tėvų lūkesčius, visuomenės lūkesčius. Mes tarsi prisimam kažkokias socialinės programas kaip savo asmeninės programas ir jas vykdom ir mums nėra kada mąstyti, ar tai yra tai, ką aš noriu daryti. Susirasti darbą, daryti karjerą, sukurti šeimą, turėti vaikų. Tokie pakankamai tokie kaip ir standartai visuomenės, ar ne, kur tarsi tikimasi iš kiekvieno. Ir kai mes viso to pasiekėm, kas ir atsitinka dažniausiai, ar ne, apie 30-40 metus, ne, mes šitoje vietoje jau kaip ir užfiksuojam savo pasiekimus ir pradedam galvoti, o kas toliau, ar ne? Plius dar mes jau per tą laiką šį bei tą pažįstam apie save jau autentišką, ar ne? Ir po truputėlį apsivalom nuo lūkesčių visuomenės, tėvų, kitų žmonių aplink mus ir einam link autentiškos savęs. Ir tada ir kyla klausimų, o apie ką aš pats esu, o ko aš iš tikrųjų noriu pats, ar ne? Nepaisant to, ko tikisi iš manęs kiti. Ir tada ir vyksta tas lūžis, kai mes pradedam ieškoti gyvenimo prasmės, kai mes peržiūrim iš naujo savo tikslus, nes jau tie baziniai tikslai tarsi yra pasiekti. Ir tai dažnai vadinama ta vidurio amžiaus krizė.